Mes Tauragės krašto, Medvėgalio tunto, Šilalės Simono Gaudiešiaus draugovės skautai vasario 22 dieną jau seniai pasiryškinome raudonai, nes tai skautų kūrėjo lordo Roberto Baden-Paulio gimtadienis. O gimtadienius reikia švęsti. Tačią dieną mes jau iš anksto pasitikome dainomis, o dabar padovanosime sveikinimų vainiką, ryškių tarsi pavasarinės gėlės. Tad su gimtadieniu! Šokit, šokit, kūkis, miško dvasios saugo, alto vėjo laikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo. Šokit, šokit, lūšis, legenda pasaulio. Labai džiaugiuosi, kad mes čia švenčiam tokį puikų gimtadienį. Džiaugiuosi, kad esu tarp jaunų žmonių, tarp savo skautų ir jie neleidžia man prarasti optimizmo, prarasti tiesiog metų. Lordo Roberto Baden-Paulio gimimo diena yra svarbi kiekvienam, tiek mažam, tiek dideliam skautui. Kodėl? Nes jis mūsų tėvas, kurio dėka mes galime susiburti, dalintis patirtimi, ugdyti geras ir šviesias asmenybės. Atrodo tokia paprasta idėja, o svarbi milijonams žmonių. Tad ačiū, kad esame vieninga didelė šeima, kad galime dalintis bendromis svajonėmis ir jas čia skautasi įgyvendinti. Kaip kart Robertas Baden-Paulis yra pasakęs, labiausiai vertinamas dalykas yra pamėginti diegti laimę į kitų gyvenimus. Todėl stenkimės pasaulį padaryti laimingesnį. Juk pats nuostabiausias dalykas yra matyti laimingą vaiko šypsnį. Todėl sveikinu visą skautėją su įkūrėjo gimimo diena. Noriu pasveikinti visus skautus su skautijos įkūrėjo diena, bei palinkėti nepamiršti, kas yra skautas, bei kad tai ne būrelis ar užsiėmimas, o gyvenimo būdas. Mano skautavimas žmogaus gyvenime yra vienas geriausių potyrių. Ne vien dėl to, kad gali išmokti užkurti laužą ar pasistatyti palapinę, bet išmoksti bendrauti su žmonėmis, juos užjausti ir jiems padėti. Tad čia gražia proga, Roberto Baden-Paulio 157 gimtadienio proga, norėčiau palinkėti visai organizacijai puoselėti skautijos vertybes, padėti ir vertinti vieni kitus, nes tai yra skautiškumas. Tai jau aš linkiu, kad visi išliktume broliai ir seseris, nes kol vienintelis rūpinsimės, tol mums viskas bus gerai. Norim pasveikinti visą pasaulio skautiją su Roberto Baden-Paulio 157 gimtadienį. Norime palinkėti daug narių ir daug ilgiausių metų kartu. Labai dėkuoju už tai, kad visi pasaulio skautai yra viena didelė ir vieninga šeima. Sveikinu! Linkiu, kad skautija augtų su kiekviena diena. Augtų ir tobulėtų gal. Sveikiname su skautų įkūrėjo gimimo diena. Jau būtent šią dieną, prieš 157 metus, gimė mums skautams labai svarbus žmogus. Kas žino, jei jis nebūtų gimęs, ar jam į galvą nebūtų šovus tokia mintis, galbūt mes dabar net neegzistuotume. Tad skautų kūrėjo, brolio lordo Roberto Baden-Paulio gimtadienis yra visos skautijos gimtadienis. Nors jau 70 metų nebėra su mumis, jis vis dar mūsų širdise. Tad susiraskime į savo širdies kertelėje ir kuo nuoširdžiausiai pasveikinkime. Pasveikinkime tą išlikusią atsiminimą, tą galimybę didžiuotis ir džiaugtis, kad esame. Tad noriu pasveikinti visus brolius ir seseris ir atsiminimą apie brolių Robertą bei palinkėti, kad išaugtų nauja aktyvių, drąsių skautų karta, kad skautijos idėjos sklistų greičiau už šviesą, o visas skautėjas supančytų patys stipriausi draugystės mazgai. Tad būdėkite skautai, o svarbiausia, mylėkite vieni kitus, kaip mus mylėjo brolis Robertas.